Gaminame daržovių pyragą. Minkštą sviestą sumaišykite su grietinė miltais, įmuškite kiaušinį, pasūdykite ir gerai išminkykite tešlą. Tešlą įvyniokite į maistinę plėvelę ir laikykite šaldytuve apie 3 valandas. Tada plonai šiaudeliai sutarkuokite nuskustą morką ir cukiniją. Svogūnus nulupkite, supjaustykite kubeliais ir kepkite alyvuogių aliejuje. Kai svogūnai gražiai pagels, suverskite į juos morkas ir cukinijas. Pavarstykite druskos, juodųjų pipirų, kvapiųjų pipirų, įdėkite čiobrelių lapelių. Daržoves kepkite, kol truputį suminkštės, bet liks traškios. Palikite atvėsti. Smulkiai sutarkuokite fermentinį sūrį ir sumaišykite jį su grietinė. Kai tešla sustings, išimkite ją iš šaldytuvo ir iškočiokite 5-6 mm storio blyną. Apvalę kepimo formą ištepkite sviestu ir klokite į ją tešlos blyną, kad kraštai užsilenktų maždaug 3 cm. Į tešlos krepšelį tolygiai supilkite atvėsintą daržovių įdarą. Ant viršaus užpilkite grietinės ir sūrio įdaro, išlyginkite paviršių ir pašaukite pyragą į 180 laipsnių karščio orkaitę. Kepkite 45-60 minučių, kol apskrus viršus. Skanus.